Štai ir naujasis Canon Digital Lixus 120 IS fotoaparatas. Modelis yra šiek tiek plonesnis ir grakštesnis nei visi prieš tai buvę. Yra įdėtas daugiau artinantis objektyvas, jis taip pat turi optinio stabilizavimo funkciją bei yra platesnio matymo kampo 28 mm. Fotoaparatas turi 12 milijonų vaizdo elementų matricą, 2,7 colio ekraną, kuris yra ryškus bei turi gerą matymo kampą. Taip pat yra įdiegtas DG4 procesorius bei gera veido atpažinimo funkcija. Fotoaparatas filmuoja aukštos kokybės raiška. Fotoaparatas neturi įsikišusių detalių, visi mygtukai yra lygus korpuso paviršiui, dėl to jie nekliūna niekur, būtų rankinėje ir kišenėje, nesukeltų jokių keblumų savo įsikišimų. Jungtys duomenų perkelimui į kompiuterį yra čia užslėptos, tai yra HT jungtis bei mini USB jungtis. Kabeliai jie yra komplektacijoje kartu su baterija bei krovikliu. Baterija yra kaip ir senesnių modelių NB4L, jos užtenka 220 nuotraukų padaryti. Fotografavimo režimai yra parenkami 3 mygtukų pagalba, auto, programuojamasis bei filmavimas. Auto režimu fotoaparatas pats automatiškai parenka, tai bus makro fotografavimas ar auto. Kai yra matomas veidas, yra automatiškai parenkamas portretinio fotografavimo režimas. Nuotraukų peržiūra, kaip ir kitų modelių, yra trikampėlių parenkama. Filmavimo štai režimas ir programuojamasis režimas, kurio parametrus galima parinkti per meniu punktus. Nuotraukų dydžiai, fotografavimo režimai, portretinis fotografavimas, naktinis, vaikų. Blikstės režimai parenkami čia, mygtuko paspaudimu yra automatinė blikstė, jungiama blikstė bei blikstės išjungimas. Makro režimas parenkamas sekančio mygtuko paspaudimu, makro fotografavimas, į tolio fotografavimas bei normalus. Self-time režimas yra šalia, nuo 2 iki 10 sekundžių gali būti stabdomas fotografavimo laikas. Populiariausios fotoaparato spalvos yra juoda ir sidabrinė, jis yra išties lengvas, vos 120 gramų, grakštus korpusas ir jiems suteikiama 1 metų garantija. Fotoaparato komplektaciją sudaro be abejo pats fotoaparatas, audio video jungtis į televizorių, USB kabelis su mini USB jungtimi, baterija, kroviklis bei kabelis krovikliui į elektros tinklą.